pareinu ir tu tikriausiai manęs laukiai, be šansų pasitraukti, priverstas su manim kautis. Ir nieko nežada kova, neįdomumų dėlį, ištirpinti sniegą, nugalėtojas vienas iš dviejų. Lekiu su vėju ir išleidžiu vaikštančius numirėlius, pripratęs juos matyt per filmą į nerealybėje. Ir kas pripildė muziką, kai miršta pagrindinis vienas prieš 1000 numirėlių debilas. O ką, mėnulis puošėsi raudoną suknę, raudonam sūkurį jis pats save tokį sukūrė. Tu primės bet kokį ir niekada nerodyk plyšę vietą, ta kai siela su kūnu neberanda ryšio. Naktis, kai viskas apsiverčia aukštielnikais ir tu vienintelis karys, kuris stipresnis vienas einantis, kuris stipresnis kovoje tarp dviejų individų, kurį dabar vadint karalimu, o kurį debilu. Ir čia ne siaubo filmas, tai vyksta iš tikrųjų, tu veikėjas pagrindinis, repas pilnas tavo šūdo. Ir nesijaudink mirdamas, mane matysi amžius, juk aš net mirusiam tau visą laik sapnos vaidensias. Ir čia ne siaubo filmas, tai vyksta iš tikrųjų, tu veikėjas pagrindinis, repas pilnas tavo šūdo. Ir nesijaudink mirdamas, mane matysi amžius, juk aš net mirusiam tau visą laik sapnos vaidensias. Neprisiartik, kvapas kraujo nusibodo, padarysiu taip, kad tavo egzistencija neegzistuotų. Ir nekartosiu, ši kova aprašoma per amžius, paskutinis žodis arba iškeltas į viršų šalmas. Ne per vertybę pizdavojasi, tik tai debilai, nieko apie mane nežinai, dėl to nutyli nematytas iš šešėlių. Ir stebiu kiekvieną tavo judesį ir liks barepą apie nieką, aš paversiu liūdėsiu. Karalis paskutinis, daugiau nebus valdovų, tavo talentas viskam gali pasivadinti ponu, reguliuoji savo toną. Net jeigu pats užkimęs, gal tu ne karalius, bet stop vadovai paskutinis. Bet tavęs repas susivienytų per amžius, ir bet tavęs repas Lietuvos turėtų grupį bendramžių. Repas bet tavęs neprivalėtų čia kiekvieną grūzinti, bet tavęs repas jau įgautų stabilę būseną. Ir čia ne siaubo filmas, tai vyksta iš tikrųjų, tu veikėjas pagrindinis, repas pilnas tavo šūdo. Ir nesijaudink mirdamas, mane matysi amžius, juk aš net mirusiam tau visą laik sapnos vaidensias. Ir čia ne siaubo filmas, tai vyksta iš tikrųjų, tu veikėjas pagrindinis, repas pilnas tavo šūdo. Karuselė sukatės visi aplinkui, paskutinis, no, karalius jūs visus nuvylė.